vidinis balsas dažniausiai yra ne emocija, kai kada labai kažko nori ir priemi sprendimą vien iš to noro. Tai yra kažkas tylaus, kažkas gal nelabai ir aiškaus kitą kartą, nelabai ir suprantamo ar suvokiamo. Ir kitą kartą net kitam tu negali paaiškinti, kodėl priemi vienokį ar kitokį sprendimą, nes tu remiesi vidumi. Ir šiandieną žmonės, mes ir jūs, greičiausiai esate begalę daug sprendimų priėmę, kurie galbūt netenkino jūsų dabartinės situacijos. Elgiamės iš emocijos, iš jausmingumo, tarkim, kaip pavyzdys, tarkim, priemam sprendimo, būdami kažkokie nervingi ir panašiai, tai tie sprendimai, jie nėra visai tinkami mūsų augimui, tobulėjimui. Ir aišku, tas vidinis žinojimas visų pirma yra orientuotas į žmogaus tikslingumą. Ne į žmogaus norą, lūkestį, siekiamybę, bet į žmogaus tikslingumą. Ką reiškia žmogaus tikslingumas? Turbūt kiekvienas jūs viduje rasite savo paaiškinimą, bet kaip moko mus ir kaip aš suvokiu tikslingumą, tai tas žinojimas, kad tą tikslingumą, kodėl aš esu čia. Tai man tas tikslingumas yra kelias vedantis į mano prasmę, į mano egzistavimo prasmę, į mano buvimo žemėje prasmę. Ir galbūt aš ir nesuvoksiu aiškios savo gyvenimo žemėje paskirties, bet viena paskirtis yra aiški, tai yra augimas. Ne aplinkoj, ne kolegoj rasite patvirtinimą apie tai, kaip keičiasi jūsų kasdienybė, kaip kintate, tik jūs pats galėsit pamatyti, tik pats galėsi suprasti, ar tavo realybė keičiasi. Patarimų visada gausite, bet tik pats turėsi patikėti, tik pats turėsi išgyventi savo patyrimą, tik tu pats esi atsakingas už tai, ką kuri. Ir pas kaimyną atsakymo negausi. Todėl iš tiesų aktyvinkite pokalbį su savim, aktyvinkite dėmesį į save, bendraukit su savim, kalbėkite su savim, girdėkite save ir pasižiūrėsite, kaip tas vidinis balsas, jis kalbės vis garsiau, jis keisis, nes jūs jį aktyvinsite vis aukštesnį savo sąmonę. Jis kartais bus toks tylus, kad sunku bus išgirsti per kylančias emocijas ar neigiamas mintis. Ir vien tik todėl, kad jūsų vibracija bus nukritusi. O jeigu jūs vėl pakeisite mintį, pakeisite jausmą ir būseną savo, jūs ir vėl garsiau girdėsite savo vidinį balsą. Ir tas balsas, kaip ir sakiau, jis bus vis kitoks. Jis vis labiau parodys, kas yra tikslingai reikalinga tau kaip žmogui. Jis vis labiau parodys, kokią jėgą ir galią tu turi savyje. Jis vis parodys, kiek gebėjimų ir potencialo yra tavyje. Tik tu turėsi turėti drąsos. Turėsi drąsos tai priimti ir veikti, nes be veiksmo niekas neveiks jūsų realybės lauke. Todėl prisiminkite, gavę vidinį impulsą, imkitės jo, kurkit su juo, darykite beprotiškiausius veiksmus atrodančius kitiems, bet tai jums bus teisinga, tai bus jūsų vidinis vedimas, jūsų vidinis balsas. Ir kai kurie manys, kad gali jumis visiškai pasitikėti, suaktyvins jūsų pačias aukščiausias sąmonės, su kuriomis galėsite kurti savo realybę, visiškai būti atsakingi už savo dienos, minties, jausmo, veiksmų, aplinkos, kūrybos. Kūrėjas yra daug paruošęs žmogui. Labai daug.
bet niekada. Kūrėjas nepažeis žmogaus. Niekada neduos daugiau, negu jis suvokia ar gali priimti. Ir jeigu kartais manysit, kad nesat kažkam pasiruošęs, bet vidinė pajauta kalba kitaip, patikėkite savo vidinę pajautą. Ir nesiblaškykit aplinkoj, pas draugus, pas galbūt tuos, kurie manot, kad gyvena teisingai. Niekur nerasite tinkamo pavyzdžio savo, nes kiekvienas esate unikalus, kiekvienas esate skirtingas ir kiekvienas esate ypatingas.